Alantos krašto partizanams, kritusiems 1944–1953 metų kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Molėtų rajono Alantos krašto partizanai, daugiausiai civiliai žmonės, dažniausiai vadovaujami kariškių siekia apginti Lietuvos nepriklausomybę per ir po Antrojo pasaulinio karo. Jauni ir protingi vyrai aukoja gyvybę už Lietuvos laisvę, jų ryšininkai, paprasti žmonės, rizikuodami savo gyvybę padėdavo jiems. Kraujelis buvo partizanas, čia tai irgi miškuos ateidavo, mama sustykavo ogaunant, jis persirengdavo moterim, bet kai labai aukštą ūgį, tai labai nusigasdavo, žinai. Toks ir gyvenimas gyvendavo, įsikasė tokius vadindavos okopus, ar kaip tai nežinau, tokias duobės dėlas, jas būdavo užmaskuotas, kurie mintėti pasadinta būdavo eglutė. Jie tą eglutę nukeldavo, įmysdavo tenai, būdavo tenai. Toks jų ir gyvenimas, taip ar žmonėm būdavo, tai vėl kaip nors. Taip ir išsilaikė. Gražus vyrai buvo, mokyti beveik visi. Baigė, kiti buvo aukštuosius. Jeigu nenorėjo rusą kariuomenėje tarnauti, tai tie išėjo, a kurie tarnavo, tai. Tai va, Paškevičius šitasgi. Paškevičius buvo, Petras jau išvežtas, jau stot frontan jau prie Berlyną. Paskelbė šitų paliaubas jau, 9 gegužės. Ir tada jau nebestoja. Tai va, visokių buvo. Kiti stoja, kaip paskelbė, kad davanos, buvo terminas, kad davanos. Mitingavogi šitie valdžios atstovai, Alantoj mitingas būdavo, žmonės susirenka, tai mitinguoja. Kaip pas Nutenienį tokiu, buvo jie užėję ir užvažiavo gynėjų 2 mašinas. Jie neturėjo kur dėtis, nuėjo daržinėn po šienu ir atsigula. Atėjo šitų gynėjai praėjo ir vienas šuo prie durų prieėjo, atsvyka savo reikalus, tas gynėjas ir sako, jeigu būtų jie, tai tikrai dabar mano šuo nuostų. Bet jie buvo ir tą šuo nenuodė, o jie kaip nuėjo toliau į mišką, tada tie apsivilka kitoniškai drabužiais ir atėjo tą miškelį, kur dabar yra raistelis. Ten raistelinė, tada ir jie išbuvo visų parų tam raistelį. Kitas tai buvo įvykis, kaip susišaudymas įvyko, ten Smilgiškių kaime. Tai irgi pramumisas tas garnizonas ėjo, vagonis, ten buvo kažkokiu savo pulku, viską tai. Baisu buvo už tai, kad visai netoli, per mišką. Tai irgi buvo baisu ir viską, ypač kaip vaikam, tai žinot. Grožiuose Alantos krašto vietovėse už Lietuvos laisvę kovojo kelios dešimtys partizanų. Jų tikslas buvo atkurti Lietuvos nepriklausomą valstybę, bet viskas buvo ne taip paprasta. Sovietinė propaganda, norėdama sumenkinti partizaninį judėjimą, tvirtino priešingai ir partizanus vadino banditais, o suformuotus iš pritarančių valdžiai ginkluotus barius, talkinusius reguliariai armijai, liaudies gynėjais, kuriuos žmonės vadino paniekinamai stribais. Ką iš pavardžių
gerai pažįstamų galėčiau paminėti. Tai vat Šilinkos kaimo broliai Mikelevičiai, Vytautas, nu, o tenai mūsų krašto Žygelis Jonas, Tumėnas, Rubikas, Sabaliauskas Laimutis, iš Padėksnio Petrauskas. Sabaliauskas įsiminė tuo, kad turėjo labai gražų balsą. Būdavo ir padainuoja. Petrauskas buvo aukštas, labai gražus vyras. O būtent Petrausko tėviškėj, čiagi Padėksny ant sankryžos šįmet pastatėm tą didelį kryžių. Labai senos kapinės Gilužių kaime vis dar puoselėjamos ir tvarkomos. Čia buvo laidojami partizanai, kaimo gyventojai, daugelis žmonių palaidoti į kitas kapines. Čia, kas liečia Aluntos kraštą, tai čia, kur dabar įsikūrusi biblioteka, čia stovėjo karinis dalinys ir eidavo ieškoti partizanų. O kur dabar ambulatorija, toj vadinamoji, kaip mes Salankišky prieglaudoj, kūrėsi vadinamų liaudies gynėjų, arba, kaip grubiau sakom, skriebų grupės. Ir jei kareiviai tai buvo iš kažkur tai atvežti visiškai nepažįstami, tai skriebai buvo čia visiškai vietiniai. Ir taip sakant, ėjo kaimynas prieš kaimyną, o kartais ir brolis prieš brolį. Janis pirmoji eilėj, kai pasistatė vienkiemį, tai čia ir gyvena šituos. A tada perėjo Tigryčiam. Tai čia, kai gyvena partizanai, tai buvo bunkeris viduj. Ir bunkeris buvo taip padarytas, apdėtas lintom, a viršun supildava burokus, bulbas, kad išeina ieška skriebai ar saugumas, kak tai kratų daro, kad nerastų, buvo labai gerai padarytas. Ir vieną kartą ir Klaimi buvo dar 2 bunkeriai. Vieną kartą ateina nešę babutę su deduka būdų valgyti, Klaiman, partizanam, su šitoj karzinų balaninį. Ir tik girdi, kad iš pakalnas par už upelę dana kalną ateina skriebai. Tai tada dadiukas artin šitų tvartųgi, kamarų, tigrai tos atelį susparų, sudaužia ir pirštų kraujas bėga, skriebai va jau visai netoli ateina, ją runka dreba, saka, kągi drebi, saka, bijau kraują. Nu, nieką jis apžiūrinėja, labai nekratė, taip sau. Ir nuveja talin. Nu, tai va ir. Mes dabar Klaimi, stovim čia pries mašiną prikrautas, a žemė ant slinkus, kaip partizanų buvo angai neit vidun, tai žemė ant linkus, tai labai aiškiai matas, ir viena dabė, ir kita netol durų, in slinkus, ir va šianai va buvo irgi partizanų bunkeris kitas. 2 bunkeriai buvo, vienas ir kitas 7. Ir sustikdavo, ar stovyklaudavo šianai, ir Dariusi, ir Girėnas. Mano vyras buvo vienas namie, dedukas su babuti išvažiavo, ateina 2 partizanai, Darius ir Girėnas. Tai Janas, kurgi jiem dabar dėtis, tai Janis Klaimink karčiūti užulipę aukštai
ir miegoja, atibuoda, kad jie šieną prikrauta. Tai babutė, kai atvažiavo iš dukterės iš Melaikių su deduku, tai saka, kogi pavaišenai. Saka, keulą sausį išviriau partizanam, Dariui ir Girėnui. Jų buvo slapyvardis, o pavardžių tai nežinau. Aš jau nepakeliu minčių apie tave. Kaip obelis apstunkusi nuo vaisių, užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas. O tu sakai, stovėk kaip stovi laisvė. O tu sakai, stovėk kaip stovi laisvė. Tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, lyg kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. O nesibaigianti kelionė į tave. Jau kaip akmuo šalikeliai sukniubęs. Aš pilkų vakarų lyg samanom dengiuos. O tu sakai, eik taip kaip eina laisvė. O tu sakai, eik taip kaip eina laisvė. Tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Kai sirpsta vyšnios su valkijo, raudonos, kad pravirkt gali, rasa ten laša nuo lelijų, lyg dalgio ašmenys gaili, ir pjauna širdį tarsi dobila, lyg gyvonies, lyg pašaknų. O vakarais kažko taip tolima, kažko nėra lyg artimų. Tokia tyla gyvybėn smelkės, kasdienio židinio ugnim. Tokia daina, kad užsimerkia, dainuodami, lyg mirdami, lyg pašaknų ten pjauna širdį, ten teka vandenys.
vandenys liūdnai ir dulkės vieškelių dar šiltos, tarsi sodybų pelenai. Tararam, daram, dararam, tiraram, daram, daram, tararam, daram, dararam, tiraram.